vasara, atostogų metas ir šituo laikotarpiu žmonėms parūpsta serialai staiga. Nes prasideda atostogos, pas daug ką tiesiog mažėja zavalos darbe, nu kaip, tie, kas dabar yra kurortuose, tie, kas dabar dirba maitinimo ir pasilinksminimų sektoriuje, tai pas juos yra dabar zavalas. Vasaros atostogos mokiniams ir studentams, atostogų metas mokinių ir studentų tėvams, pedagogams, akademikams, valdininkams, kultūros darbuotojams, logistams, gamybininkams. Visi eina ieškoti kažkokio naujo kontento, kuo galima būtų užkišti pralaisvėjusio gyvenimo tuštumą. Vieni atsiverčia knygą, kiti pasileidžia žaidimą, treti pradeda žiūrėti serialus. Ir šitoj vietoj atsirandu aš, jūsų draugiškas kaiminystės armėnas, su savo serialų rekomendacijom, bet ne šiaip rekomendacijom, nes serialų rekomendaciją jūs rasite bet kur. Bet aš noriu pasidalinti keletą tokių savo perliukų, kurie gyvena mano širdyje, nemokėdami jokios nuomos. Rent free. Tai yra nelabai žinomi serialai, bet tai yra labai unikalūs kūriniai, kur nebuvo nieko panašaus iki ir nebuvo nieko panašaus po. Holivude ir šiuolaikinėje pramogų industrijoje ten galioja vienas verslo modelis. Tu ieškai formulės, universalios formulės, kuri patinka visiems ir kurią tu gali be galo be krašto replikuoti. Jeigu išeina vienas sėkmingas filmas, serialas, kompiuterinis žaidimas, podcastas, išeina kažkoks sėkmingas kontentas ir iš to dalyko yra būtina statyti franšizę. Kas nėra savaime blogai, nes žmonės parodo labai aiškiai, kad jie nori šito dalyko. Ir kada tu žinai, kad žmonėms tai patinka, šita formulė pasiteisina, tai investicija į filmą, į serialą, į bet kokį kontentą, tu tiesiog mažini jos riziką. Bet sumažindamas tos investicijos riziką tuo pat metu, tu padarai taip, kad ten nebereikia stengtis, ten nebereikia galvoti nieko išskirtinio, ten tu neturi niekaip išsiskirti, nes tu tiesiog turi formulę ir tau reikia tą formulę gerai gyvendinti. Tu iš esmės esi geras vestuvių muzikantas, kada tu režisuoji tokius filmus, kur tau tiesiog studija nuleidžia iš viršaus formulę ir sako, padaryk už pinigus, prašau. Tai, žinot, jeigu jums yra tekę būt posh vestuvėse, tai ten dažnai pasamdo tokius vestuvių muzikantus, kurie yra tiesiog profesionalūs muzikantai, labai gerai išmanantys savo amatą ir kartais jie tokius coverius sugroja, kad tu tiesiog turi atsisukti ir pasižiūrėti, kad, damn, ta prasme, ar čia ne Davidas Būvis kartais groja. Ir tu žinai, kad taip negali būti, kad nesvarbu koks čia elitas, bet tikrai jų vestuvėse negroja actual Davidas Būvis. Tai vat, yra filmai ir serialai pastatyti pagal tą formulę, kurie yra tiesiog nuostabus. Nežiūrinti tai, kad jie yra coveriai, jie yra kokybiški coveriai, bet yra filmai, serialai, yra kitoks kontentas, kur ten žmonės nusprendžia, mes lengvų kelių nenorim. Ir mes iškišim galvas lauk iš dėžės ir mes pabandysim padaryti kažką naujo. Ir čia bus šitie serialai, apie kuriuos aš jums papasakosiu. Mažai žinomi, bet išskirtinai geri. Jeigu man reikėtų labai trumpai apibūdinti, apie ką yra serialas Banshee, lietuviškai, ačiū Dievui, nevertė to pavadinimo, nes kartais, ta prasme, kartais kai kurių vertimų sprendimai, ta prasme, Simpsonų veikėjų vardai ir pavardės, ponas Degėla, Lupikas, Bizūnas, ta prasme, kam tai reikia?
Tiesiog kartais kai kurie vertimų pasirinkimai kontente man kartais tiesiog norisi tuos vertėjus labai smarkiai papurtyti ir trenkti į artimiausią sieną. Ir ačiū Dievui, kad nesugalvojo uždėti tos Vido Bareikio Lietuvos serialų kokybės antraštės, ten tipo apsimetėlis policininkas. Ne, normaliai buvo padaryta originalo kalba. Serialas vadinasi Banshee. Ir tai yra pavadinimas nuo miestelio pavadinimo Pensilvanijos valstijoje, Banshee, kurioje ir vyksta visas veiksmas. Ir lietuviškai tvarkingai išvertė į Banshee. Jo galbūt keistai skamba mūsų ausiai, bet, logiška tai yra. Nepradėjo ten išsigalvoti, nes aš specialiai nuėjau pasigūglinti, kaip tą serialą pavadino. Nes aš jį mačiau originalo kalba tik tai. Ir aš tiesiog, kol man Google'as krovė, aš jau toks buvau net prisimerkęs, kur kaip stirna apakinta autobusų šviesų, kur tiesiog stovi rūškana veido miną nutaisęs ir laukia, kol pareis. Ir žiūriu, nieko neišsigalvoja, tiesiog parašė Banshee. Nuostabu. Nes šiaip Banshee anglų kalboje tai yra, nežinau, gal į kokią nors laumę tas dalykas išsiverstų. Nes Banshee tai yra tiesiog keltų mitologijos, ten škotų ir airių personažas, tokia dvasia, kuri kaip vaitojanti moteris pasirodo prieš arba mirtį, arba šiaip kažkokį tragišką įvykį. Tai tas miestelio pavadinimas čia tiesiog buvo scenaristų žodžių žaidimas, kad jau užvest ant kelio apie maždaug ką tas bus serialas. Tai ten buvo daug vietos pasilysti, bet ačiū Dievui, vertėjai susiturėjo ir tiesiog paėmė ir normaliai. Aš per daug užsiciklinu apie serialo pavadinimą, aš matau, bet žinokit, tiek, ta prasme, ponas Lupika, Degėla, mane tiesiog Simpsonų šokas taip traumavo, kad aš po šiai dienai turiu tokį pet peeve dėl debiliškų tiesiog ausį raižančių vertimų. Bet jeigu kažkas paprašytų labai labai trumpai nupasakoti, apie ką yra tas serialas, aš sakyčiau, tai yra apie atgailą. Atgailą ir savęs baudimą labiau. Anglų kalboje šitam dalykui yra labai tinkamas žodis penance. Čiatas verčia penance irgi atgaila, bet jisai dar naudoja tokį baudžiavimasis, rečiau vartojama. Tai jeigu čiatas neklysta, kas visai gali būti, turint omenyje, koks yra GPT kreivas kartais, dažnai. Tai jeigu čiatas neklysta, tai turbūt baudžiavimasis geriausiai būtų geriausias atitikmuo lietuvių kalboje žodžiai penance. Nes penance tai yra ne tik atgaila, bet kada tu atgailauji už tai, ką padarei, kada tu supratai tai, ką tu padarei ir kada tu save nubaudi už tai, ką tu padarei. Ir aš atsimenu, aš tą serialą radau labai atsitiktinai. Aš sėdėdavau, galimai aš sėdėdavau vienam piratinių torentų puslapyje. Hipotetiškai, aišku, mieli pareigūnai ir autorinių bei gretutinių teisių gynėjai, čia viską, ką aš sakau, tai yra tik tai edukacijai ir komediniam efektui. Nei vienas žodis išeinantis iš mano burnos nėra tiesa. Tai vieno žodžio. Sėdėjau galimai esą tokiuose Easy TV torentuose. Ir ten visada buvo toks feedas. Tiesiog serialų. Vat išeina, išeina naujas serialo epizodas kažkur ten Amerikoje ir tada kokia nors piratų gauja, ten tikrąją to žodžio prasme buvo internete tokios, gal ir tebėra, piratų gaujos, kurios tiesiog labai greitai išripindavo
tą serialą, padarydavo iš jo gražų tvarkingą video failą, sudėdavo dar ten kokius nors subtitrus, aptrašymus ir taip toliau, ir patalpindavo šitą dalyką internete visiems atsisiųsti. Ir tiesiog EasyTV ten buvo feedas tų kelių gaujų, kurios tiesiog keldavo vis naujus epizodus. Ten iš tikrųjų toksai buvo community darbas, kur communities ten patys užsiimdavo, patys vienas kitą palaikydavo, ten net pinigėlį kažkokį surinkdavo serveriams ir panašiems dalykams. Ir, nu, tipo, just va toks community piratavimas. Ir aš tiesiog kiekvieną dieną ten scrollindavau ir browsindavau, nes, nu, čia buvo po krizės. Ir aš netekau darbo, kaip daugelis millennialsų, mes tiesiog buvom mes paskutinieji atėjom į darbo rinką ir mūsų pirmuosius išmetė. Ir tiesiog buvo keletas sudėtingų metų, kada tu pradėjai rinktis. Arba tu sėdi be darbo, arba tu nebūni savo vietoje. Ta prasme, tas darbas tau nepatinka. Ir tada buvo marios laiko ir tada labai norėdavosi jį užmušti. Ir aš tiesiog ištisai sėdėdavau tose torrentuose ir ištisai gaudydavau ten naujus filmus, naujus serialus. Ir aš kažkaip žiūriu, vat pasirodo toks Banshee. Ir aš tik pamatau pavadinimą, bet nežinau, kažkas mane užkabina. Aš paimu, prasisiunčiu tą daiktą ir tiesiog nieko neskaitydamas, nieko nežiūrėdamas, be jokių išankstinių nusistatymų, aš jį pasileidžiu. Ir po pirmo epizodo aš buvau prilipęs. Ta prasme, viskas, jie mane turėjo. Vat tą pačią dieną, kada Banshee pasirodydavo torrentuose, kad ir kur aš bebūčiau, kad ir ką aš bedaryčiau, kuo aš būčiau užsiėmęs, kokioje pasaulio dalyje aš bebūčiau, aš vis vieną rasdavau laiko, kad pasižiūrėti Banshee, kada jisai išeina tą pačią dieną. Man yra labai sunku apibūdinti ir apskritai su kažko palyginti tą serialą. Daug kas internete jį lygina su John Wick filmais. Manęs visai ir nenustebintų, jeigu paaiškėtų, kad John Wick kūrėjai įsikvėpinėjo Banshee visą kovų choreografiją ir tam tikrais estetikos dalykais. Nes ten vyksta tokios nuostabios kovų scenos, bet tai yra naujųjų laikų kovų scenos. Tai nėra tas Hollywoodo blockbusterių visas vaibas, kuriame tiesiog bet kokia konfrontacija tarp žmonių, bet kokie susišaudimai, muštynės ar smurtas. Tai tiesiog tas dalykas atrodo kaip dvi plasmasinės figūrėlės, vat kaip vaikučiai pasiema tos savo žaislinius ten Batmanus ir žmonės voros ir pradeda trankyti vienas į kitą. Tai vat ne tas klasikinių blockbusterių sintetinis smurtas, bet čia jisai yra toks labai žiaurus, labai kruvinas, labai over the top ir realybėje tokie dalykai nevyksta, nes, nu, tarkim, jeigu tave kažkas iš 2 metrų aukščio plos nugarą žemyn į betoninės grindis, tu jau nebeatsikelsi po šito. Bet tos žiaurios kovų scenos, jos kažkodėl atrodo realistiškai. Negaliu paaiškinti, toksai grounded jausmas yra. Turbūt gal su komiksais aš galėčiau nebent sulyginti tas visas kovų scenas ir tą kovų choreografiją. Bet čia nėra stiprioji veiksmas, nėra stiprioji Banshee dalis, nors abejingų jisai tikrai nepalieka. Ten yra aфиgenas scenarijus. Ta prasme, True Detective pirmo sezono vertas scenarijus. O jo, nes tu iš karto pamatai scenaristų, tiksliau, nes dažniausiai šituos dalykus rašo grupės scenaristų. Ir tu labai gerai pajauti scenaristų meistriškumą, kada tu randi gyvą, trimatį pasaulį ekrane. Banshee serialas yra apie atgailą
ir tuo pat metu apie bendruomenę. Viskas vyksta mažame miestelyje, ganėtinai atokiame ir izoliuotame, kuriame yra pilna intrigų, daugybė paslapčių. Ir visur yra komplikuoti herojai. Visi žmonės ten yra labai brandžios, labai suaugusios asmenybės. Ten tai nėra tos tokios tipinės tos dvimatės kartoninės serialų iškamšos, kur tau bandoma parduoti, kad tai gali būti tokios asmenybės, bet Banshee ten veikėjai ir visi charakteriai ir asmenybės, jie yra nepakartojami tie žmonės. Kur pagrindinis veikėjas, mes net nežinom jo tikrojo vardo. Ir, by the way, čia bus šiek tiek spoilerių along the way šitame epizode. Tai, aš pasistengsiu juos laikyti iki minimumo ir tikrai neišdavinėsiu ten didžiausių siužeto vingių ar kažko, bet, tipo, kažkokie spoileriai bus, come on. Nenorėkit gauti piragą ir suvalgyti jį. Tai pagrindinis veikėjas, mes nežinom jo vardo. Ta prasme, bičas tikrąją to žodžio prasme be vardo įžengia į miestelį ir tiesiog grinai pavogė atsitiktinai negyvo šerifo tapatybę. Ir buvęs kalinys, atvažiavęs į Banshee miestelį, ieškodamas, bandydamas surasti savo seniai prarastą meilę, jisai tampa netikėtai to miestelio gynėjų. Ir šiaip tai čia yra klasikinis westerno tropas. Čia ta visa chrestomatija, tie Sergio Leone's ir Clinto Eastwoodo dolerių trilogija, pavyzdžiui. Hollywoodo westernų 60-ųjų, 70 kažkelintųjų aukso amžius. Ir ten buvo atsiradęs herojus, kuris taip ir vadinosi Man with No Name. Mes nežinom jo praeities, mes gerai nesuprantam jo motivacijos, bet tiesiog atėjo čiuvakas, įkrito į kažkokią sudėtingą situaciją. Jisai ją išsprendė ir išjojo į saulėlydį. Ir mes nieko nežinom apie jį iki to filmo ir nieko nežinom apie jį po to filmo. Lygiai taip pat Banshee. Išeina čiuvakas iš kalėjimo po 15 metų. Jį persekioja kažkokie nusikaltėliai. Jam pavyksta nuo tų nusikaltėlių pasprukti. Jisai papuola netyčia į nepatogią situaciją, kurioje miršta šerifas atvažiavęs į tą Banshee miestelį. Šerifaut, naujas šerifas, kurio dar niekas nepažįsta, pavardė Hoodas. Ir tiesiog tas čiuvakas supratė situacijos rimtumą, kad jis yra buvęs kalinys. Ir kartu jisai yra bare su kitu buvusiu kaliniu ir čia aplinkui yra daug labai žmonių, iš kurių vienas yra šerifas. Ir niekas čia mumis nepatikės, dėl to vienintelis logiškas dalykas tai buvo tiesiog paslėpti tuos visus kūnus ir tam žmogui be vardo apsimesti šerifu. Ir čia dar lygiagrečiai pradeda vystytis istorija, o tai ko jisai atvažiavo ieškoti į tą Banshee miestelį ir kodėl jį persekioja kažkokie neaiškus gangsteriai visą kelią. Ir visą serialą tas dalykas narpliojasi. Visą serialą mes žingsnis po žingsnio išsiaiškinam tą istoriją. Ir iki pat pabaigos ten eis labai didelė intriga ir pabaiga, o dieve, kokia jinai buvo katartiška. Ta prasme, kada ten įvyksta realių suaugusių žmonių rezoliucijos, kada kaip tikrame gyvenime, kur nėra happily ever after, kaip tikrame gyvenime, kur nėra happy endo, kaip tikrame gyvenime, kur dažniausiai sunkios situacijos baigėsi kompromisiškai. Ir kaip tikrame gyvenime tau reikia su tuo dalyku susitaikyti, susigyventi, tai priimti. Kad ir kaip tai būtų sunku, kad ir kaip tai tu supranti, kad čia yra kompromisas. Tai yra labai didelis kompromisas, bet tai yra dalykai, kuriuos turime daryti mes. Suaugę žmonės. Todėl, kad laimingos pabaigos tau niekas negarantavo ir
maksimum, ką tu gali, tai gyventi su tuo, ką tu turi. Ir šita mintis per visą serialą, kad tu jau atbuvai, tu jau nubaudei save už visas savo nuodėmes, pagaliau atleisk savo, pagaliau leisk savo patirti džiaugsmą. Ir į šitą atomazgą veda visas serialas. Ir tai yra ir jo pabaiga tave palieka su tokiu dideliu pasitenkinimo jausmu. Nes jeigu jūs tai esate patyrę, ir kai kurie iš mūsų mes esam tas psichotipas, kur jeigu kažkas nutinka gyvenime mums, su mums negero, mes būtinai privalome save nubausti. Jeigu tas dalykas buvo mūsų atsakomybė ir mūsų veiksmų pasiekmes, mes save nubaudžiam ir mes save tiesiog pilvu pervelkame per pragarą ištisai, tam, kad įvyktų atgaila, savibauda kažkokia. Ir tuo pat metu mes padarytume kažkokią reikšmingą asmenybės transformaciją. Arba jūs patyrėt, arba jūs tai matėt, kai bro vieną dieną dingsta po ten kokio nors sunkaus break-upo su antra pusė ir grįžta užaugęs, tai yra priaugęs 10 kg raumenų masės. Arba pana susibankrotina visiškai versle, visiškai verslo karjerą totaliai nepavyksta, bet fenomenalią šeimą sukuria po visko. Visiems tiems, pas ką yra šitas dalykas, kas negalit, būtinai save turit tą penance kelią praeiti po kažkokio sunkaus įvykio gyvenime. Jūs belenkaip atleis pasižiūrėjus šitą serialą, nes jūs žinote, ką reiškia tas jausmas, kai po labai ilgo laiko tamsos ir to viso pasaulio svorio ant tavo pečių, kada tas dalykas praeina, kada tau akise prašviesėja ir tu gali vėl pagaliau jausti tą džiaugsmą. Kada atrodo, tu jau pamiršai, kas tas džiaugsmas iš viso yra toks dalykas. Bet tau reikėjo praeiti ugnį, vandenį ir varinės triūbas, kad visą tai patirtum. Apie šitą yra serialas Banshee. Ir jeigu norite jį pasižiūrėti, įvairiose platformose aptinkamas Go3, mačiau, Telia turi, HBO Max, žodžiu, aš sudėsiu visas nuorodas į kur galima legaliai pasižiūrėti serialą, į visus ten IMDb, Rotten Tomatoes ir ten taip toliau. Viską aš sudėsiu aprašymuose ir komentaruose apačioje, tiesiog žiūrėkit, kur yra parašyta epizodo užrašai ir pamatysit, ten viskas bus sudėliota eilės tvarka. Ir beje, kam patiko Amazon The Boys serialas apie ten superherojus ir visa kita, tai tas čiūvas, kuris vaidino Homelanderį, Anthony Starras, jis vaidina ir Banshee. Ir jūs pamatysit, kaip tas žmogus atsiskleis jums visai kitokiu veidu. Ta prasme, tai yra genialus ir labai neįvertintas aktorius, pas kurį yra vaidybos diapazonas, turbūt čia būtų geras žodis, bet žodžiu, Anthony Starras, šitas aktorius, aš manau, yra per mažai gavęs meilės. Labai džiaugiuosi, kad daug kas jį pradėjo vertinti po Homelanderio vaidmens, bet Banshee, aš manau, jisai švytėjo. Bet ten, ta prasme, ten visi herojai, jie yra nuostabus tiesiog. Kai Proctoras, ta prasme, Amišas, Amišas ir taip tam seriale yra Amišai. Amišas pavirtęs į gangsterį, kuris yra iš tikrųjų netgi labai panašus į tą šerifą Hoodą, kur jie yra realiai abudu, Kajus Proctoras ir šerifas Hoodas, du tie patys žmonės. Tik tai vienas yra peržengęs tą raudoną moralinio blogio liniją, kitas nėra to padaręs dar.
Nesvarbu, kad ir kaip jisai arti to stovi. Tas creepy Kajaus Proktoro apsauginis arba arba bunkeris. Kur tas bunkeris dar vienas serialo veikėjas ex-neonazis, ta prasme, su svastonais per visą savo kūną, kuris lygiai taip pat jaučia didžiulę atgailą už savo praeities nusikaltimus ir tampa policininku, kad išpirktų visą savo kaltę. Labai komplikuotas personažas, kuris jis žino, kas per monstras yra ir jisai supranta, kad jisai renkasi juo nebūti, bet tuo pat metu jis giliai nekenčia savęs, jisai tarsi nori ištaisyti klaidas, bet jisai supranta, kad jisai to niekada nepadarys, nes jisai pats savo niekada neatleis už tai, ką jis darė savo neonacinėje praeityje. Ir reikia pripažinti, serialo kūrėjai nelabai padarė teisingumą šitam personažui, aš nespoilinsiu, bet palei pabaigą šiek tiek vietomis Banshee pradėjo mėtytis ir pradėjo tarsi pamiršinėti, apie ką jinai tenais, ir siužetas lyg ir nuvinguriavo. Bet čia toks trumputis etapas prieš galą ir pačiam gale viskas sugrįžo atgal į savo vietas. Ir mes gavom tokį išrišantį satisfying finalą. Belenkaip rekomenduoju. Pabandykit. Gerai, jei jau prakalbom apie westernus. Boy, oh boy, turiu aš jums vieną. 2004 metų Deadwood ir ačiū mūsų viešpačiui Kristui, kad vertėjai nepaskerdė savo vertimais ir šito pavadinimo ir tiesiogiai normaliai išvertė į Deadwoodą. Serialas savo pavadinimą čia gauna irgi nuo vietovardžio, nuo Deadwoodo gyvenvietės. 19 amžiaus pabaigos Jungtinių Amerikos valstijų pietų Dakotoje. 2000-ųjų pradžioje westerno žanras Amerikoje ir pasaulyje buvo pasibaigęs. Kaip ir minėjau su Dolerių trilogija, aukso amžius buvo 60-ieji, 70-ieji ir paskui westernų epocha pasibaigė. Mes dabar kažką panašaus stebim su superherojų kontentu. Kažkada mes negalėjom jo atsivalgyti, o dabar jaučiamės labai persisotinę. Ir kažkur 80-ųjų pradžioje westerno žanras miršta. Bet grubiai kas dešimtmetį vis dar šauna koksai nors westernas, vis dar netikėtai atsiranda kažkoks kontentas apie tą laikotarpį, apie tą kultūrą, apie kaubojus ir indėnus, kuris kažkaip sugeba prikaustyti žmonių sąmonės. Clinto Eastwoodo Unforgiven buvo toksai Red Dead Redemption žaidimai, Tombstone, The Hateful Eight, ir vienas iš tokių buvo Deadwood. Deadwood tai yra labai labai realistiškas westernas. Ten nėra to 60-ųjų, 70-ųjų patoso, kur geriečiai nešioja baltas skrybėlės, blogiečiai nešioja juodas ir geriečiai visada laimi. Deadwood yra maždaug apie 1870 kažkelintųjų metų Jungtinių Amerikos valstijų paribio bendruomenė. Tai yra žmonės, kurie gyvena Deadwoodo miestelyje, kuris susikūrė aplink aukso kasyklas. Kažkuriuose kalnuose yra atrandamas auksas ir jisai aplink save tas išteklius suformuoja ištisą ekonomiką, nedidelę, bet ekonomiką. Ir kurį laiką Deadwood yra visiškai nepriklausomas miestas. Mes kalbam apie 19 amžiaus Ameriką, kada dar buvo užkariaujami vakarai. The Winning of the West. Tai buvo tokia didžiulė Amerikos valstybinė programa, kai tiesiog žmonės buvo skatinami kaip įmanoma daugiau ir toliau
važiuoti gilyn į Šiaurės Amerikos žemyno vakarus ir judėti tolyn, kol neatsitrenks į ramų į vandenyną. Ir Amerika taip po truputėlį buvo kolonizuota. Aš šitą dalyką labai smarkiai primityvinu, bet buvo iš esmės leidžiama kas pirmesnis, tas greitesnis teisėmis užiminėti žemės ir gamtos išteklius. Ir tas dalykas motyvavo žmonės ypač iš labai purvinos, perkrautos, urbanizuotos, pati nuo savęs pavargusios rytinės pakrantės. Iš ten labai daug žmonių migravo į vakarus ir ieškojo naujų galimybių. Daug migrantų atvykusių į Ameriką iš Europos irgi lygiai taip pat ieškojo naujų galimybių vakaruose, kur tiesiog žemė ir resursai buvo nemokami. Vėlgi primityvinu, bet daugiau mažiau tau tiesiog tik tai reikėdavo eiti juos pasiimti ir apsiimti, išlaikyti jų nuosavybę sunkiuoju būdu. Kas reiškia ginkluotis ir šaudyti į visus, kas atsisako patikėti jumis, kad tai yra jūsų nuosavybė ten, kur jūs sekate, kad yra jūsų nuosavybė. Ir taip iš esmės Amerika buvo po truputėlį apgyvendinta. Tiesiog iš urbanizuotų vietų, kur jau ekonomikos būdavo tarsi išsunktos ir užbaigtos, žmonės keldavosi tolyn, ieškodami naujesnių gyvenimų ir žalesnės žolės. Tada, kada jų susirinkdavo kritinė masė, jie galėdavo sukurti savo valstiją. Ir ta valstija tada būdavo prijungiama prie likusių Jungtinių Amerikos valstijų. Būdavo kai kurios valstijos, pavyzdžiui, ten Naujojoje Anglijoje viena kita, arba ten koksai nors Teksasas, ar ten kokia Nevada, kurios ten biški pasimėtydavo, tai gal mes čia su Kanada pabūsim, arba su Meksika. Bet in general Amerika buvo sukonstruota maždaug tokiu būdu. Iš 13 originaliųjų rytinės pakrantės kolonijų žmonės išplito ir po truputį apgyvendino ir kolonizavo likusias Jungtinės Amerikos valstijas. Aišku, vienas kitas užkariavimas ir genocidas buvo along the way, bet tai mes kalbam apie 19 amžių. Tai, ką mes dabar vadinam karo nusikaltimais, ten buvo eilinis antradienis tiesiog. Ir dabar mes tą Deadwood miestelį būtent randam toje stadijoje. Jau ten yra susirinkęs miestas. Jau ten yra atsiradus kažkokia savivalda. Ir kas svarbiausia, jau ten vyksta kažkokia ekonomika. Ir iš šito prasideda to tokio dar pilko, neapibrėžto, niekur nelegalizuoto miesto ir jo bendruomenės virsmas į kažkokią legalią ir formalią bendruomenę. Ir serialas jisai kaip ir turėjo parodyti visą tą virsmą nuo pradžios iki pabaigos, tik tai bėda buvo tame, jis per greitai nutrūko. Yra 3 Deadwood sezonai, bet paskutinis sezonas buvo paskubintas ir realiai ten berods, kad buvo sumanyti 5 sezonai, kur turėjo būti rišliai gražiai tvarkingai išdėstyta visa istorija, bet ten niekas iki galo dar gerai nežino priežasčių, yra įvairiausios versijos, bet visais atvejais Deadwood serialas nutrūko. Dabar visi, kas bijot, kad velnias, aš dabar komitinsiu serialui be pabaigos, tai nesiparinam. Po daug metų, po to, kai tas serialas nutrūko, buvo sukurtas filmas Deadwood, kuris iš esmės ir uždarė visus atrištus galus, paliktus po paskutinio Deadwood sezono ir uždarė iš tikrųjų pakankamai tvarkingai. Fanai tą filmą priėmė gerai. Ir aš galiu paliudyti, kad pasižiūrėję 3 nepilnus Deadwood sezonus plus filmą, jūs kaip ir gausite tą visą istoriją, kokia buvo sumanę kūrėjai. Bet šiaip čia
Deadwood yra ne apie siužetą labiau. Pagrindinis to serialo herojus yra kalba. Visi kūrėjai turi savo stiprybės. Vat, pavyzdžiui, aptarinėjom Banshee, ne? Ten yra labai gerai veiksmas ir scenarijus. Parodyt geras muštynės arba sukurti kokybišką dramą, tai va čia yra Banshee dalykas. Deadwood arkliukas yra realizmas ir dialogai. Deadwood paveikslas yra tikras. Čia nėra tas toks plasmasinis, išpoliruotas Disnėjaus westernas. Ten yra viskas, vat kaip realybėje buvo XIX amžiuje. Tas visas purvas, nešvara, tas grobuoniškumas tarp žmonių. Jo, gal Londone, gal Viktorijos laikais ten buvo grožis, spindesys ir maniera, bet dabar mes Deadwoode esam, Pietų Dakotoje ir netgi ne Pietų Dakotoje. Tada dar serialo pirmose sezonuose Deadwoodas dar nebuvo prisijungęs prie jokios valstijos. Ta prasme, tai net nebuvo civilizuota gyvenvietė, tai buvo taboras iš esmės. Ir viskas parodyta buvo kaip realybėje vyko XIX amžiuje. Pietų Dakotoje, tose frontiero gyvenvietėse, kur gyvendavo atitinkami žmonės. Ta prasme, tai buvo nuotykių ieškotojai, tai buvo tiesiog sulūžę žmonės įvairių gyvenimo audrų atsidūrė ten. Tai buvo įvairaus plauko nusikaltėliai, tai buvo žmonės, kurie slapstėsi nuo teisingumo, tai buvo revoliucionieriai, tai buvo keistuoliai, įvairios migrantų bendruomenės, mažumos ir šiaip tiesiog visi plačiosios visuomenės pakraščiai. Ir gyvenimai ten buvo atitinkami, trumpi, žiaurūs ir brutalūs. Tas labai puikiai parodyta Deadwood serialo kinematografijai. Bet vieta, kur iš tikrųjų jisai šviečia, tai yra dialogai. Deadwood visų pirma reikia žiūrėti originalo kalbą, angliškai, nes vertimas nepadaro teisingumo. Jums beveik garantuotai reikės subtitrų ir C2 lygis, tai yra anglų kalbų žinių lygis, su kuriuo jums reikia ateiti į šitą serialą. Nes kalba ten yra labai įmantri. Ir nemažai yra tokių senoviškų žodžių ir išsireiškimų. Ir net jeigu jūs pakankamai gerai valdote anglų kalbą, patikėkit, pirmus porą epizodų jums reikės čiūtačkį įsitempti, kol ausis pripras prie šitos kalbos. Ir ten iš tikrųjų yra labai unikali kalba, nes taip, labai įmantri, labai archaiška, aš internete girdėjau ją net vadinant šekspyriška kalba. Yra įpakuota į nesibaigiantį srautą keiksmažodžių. Ir tas kontrastas yra unikalus ir jisai labai parodo, kad iš tikrųjų aplinka turbūt padaro žmonės, negu žmonės padaro aplinką, nes va štai čia yra, prašau, mes jums parodom visą krūvą labai protingų, išmintingų ir iškalbingų žmonių, bet kaip kai kurie iš jų elgesi, tu niekada apie juos taip nepagalvotum. Nes, ne mes tokie, o gyvenimas toks, viršininkė. Ir Deadwood veiksmo iš tikrųjų yra ganėtinai nedaug, bet jeigu jūs esate dideli gerų dialogų enjoyeriai, šitas serialas yra kaip tik jums. Nes būtent interakcijos tarp irgi labai fainų serialo personažų, kurie irgi kaip Banshee, jie turi gylį, tai yra trimačiai realios asmenybės. Ir tikrąja to žodžio prasme, nes daug personažų yra paimta iš realių tuo metu gyvenusių istorinių personažų ir ten yra pasakojama tikro Deadwood miesto istorija. Jinai, aišku, labai yra smarkiai romantizuota. Jinai, aišku, yra,
ten daug fantazijos buvo įlieta ir iš istorijos ten yra pasilikę tik tai vardai, pavadinimai ir vietovardžiai. Į visą kitą vardan siužeto ir dramaturgijos buvo pasižiūrėta gana liberaliai. Ir šiaip pas mane yra instinktas pykti, kada nėra remiamasi, kaip kada yra sakoma, kad paremta istoriniais faktais, bet ten istorinių faktų beveik nėra. Tik homeopatiniai kiekiai tos istorijos. Tai mane šiaip šitas dalykas labai biesina, bet jeigu kontentas yra tikrai geras, jeigu tikrai kūrėjai iš peties padirbėjo ir tikrai sukūrė gerą produktą, nebūna pikta visiškai. Ir dėl šito istorinio netikslumo Deadwood irgi nėra visiškai pikta. Nes pavyzdžiui, taip kaip atvaizduojamas to meto žmonių gyvenimas, tai jis yra iš tikrųjų labai artimas realybei. Dramos, tos pačios, kurias mes matome seriale, jos yra pakankamai gyvenimiškos. Nes Deadwood pilna tokių reiškinių, kur pavyzdžiui geri žmonės daro blogus dalykus, blogi žmonės daro gerus dalykus. Ir kai būna serialuose, kada tu tarkim renkiesi pusės, tai Deadwood šito dalyko nėra. Nes tu gali suprasti visus. Tam seriale yra pilna konfliktų ir tu gali suprasti visus konfliktų dalyvius. Ir tuo pat metu tau yra vienodai simpatiški ir vienodai atstumentys. Pavyzdžiui, mes turim tiesiog šventą žmogų, realiai šventą žmogų, vieną iš pagrindinių veikėjų, šerifą Setą Bullocką, kuris tarsi yra geras, moralus, kilnus žmogus, bet tuo pat metu jisai slepia labai nešvarę savo asmenybės dalį ir gana ilgą laiką apgaudinėja savo žmoną su meiluže. Mes turim turbūt vieną nuostabiausių serialo personažų Al Swearingen, kuris yra ciniškas, amoralus banditas, bet tuo pat metu išlaikantis kažkokį bendruomenės jausmą ir turintis savo vidinį, gana griežtą netgi moralės kodeksą. Ir dar komedija. Deadwood yra juokingas serialas ir jis nėra ištisai juokingas. Jeigu žiūrėjote Sopranus, ta komedija, kuri buvo tame seriale, tie reti, bet labai tikslus bajeriai. Panašiai kaip Sopranuose ir šitą tik tikrieji atsimins. He killed 16 Czechoslovakians. The guy was an interior decorator. Lygiai tas pats Deadwood, ta throw yourself off the balcony scena. Kas žinot, tas žinot. Ta prasme, turbūt vienas kokybiškiausių komedijos gabalėlių modernios televizijos istorijoje. Deadwoodą dabar nėra paprasta šiais laikais pasižiūrėti. Mačiau, filmas yra ir Telijoj, ir GO3, bet serialą berods reikia HBO streaminti. Visais atvejais visų minėtų epizode serialų atitinkamas nuorodos, kur tai galima atrasti ir legaliai pasižiūrėti. Aš padėsiu epizodo užrašuose po šituo epizodu, aprašymuose arba komentaruose apačioje. Bet, jūs to negirdėjot iš manęs, bet jeigu jūs ieškosit alternatyvių žiūrėjimo būdų, kur galima būtų rasti tą Deadwood, tai jūs žinokit, jį turbūt galimai rastumėt galbūt. Ne, tik nebūkit piratai, tik nepirataukit, tik tai jokio turinio internetinio torrentuose, tik tai neieškokit Deadwood. Tikrai nebus rinkinių iškart sudėtų, kur visi 3 sezonai ir filmas iškart viename. Aš čia tik tai juokauju ir edukuoju, ir čia komedija, ir ironija, ir vapšė neklausykit manęs. Šiaip per greitai nutrūkusi Deadwood serialo styga, jinai paskatino visą eilę naujo kontento. Tarkim, Hell on Wheels buvo toksai AMC serialas. Jisai labai smarkiai įsikvėpinėjo tais dalykais, kuriuos mes matėme Deadwood. Ir aš manau, jisai buvo specialiai ir sukurtas tam, kad tiesiog pakasytų niežulį tai visai auditorijai, kuri susiformavo žiūrėdama
Deadwood. Ir kada staigiai tas serialas buvo pakencelintas, tai nu, vis viena auditorija yra pasilikus, jinai jau skonį tokiems dalykams pagavus buvo. Ir tiesiog vienas TV kanalas po kito TV kanalo pradėjo šitai skonių paletei siūlyti savo produktą. Toks buvo Hell on Wheels, kuris, jis buvo padorus, sakykime. Jis tikrai neprilygo Deadwood, nes čia dažnai yra serialų kančia, kuo stradalino ir Hell on Wheels, tai kada tu turi pirmą labai gerą sezoną su tokia faina drama, kieta intriga, bet kada tas pasakojimas pas tave pasibaigia ir tu tiesiog pasimeti ir tu nežinai, ką daryti sekančiuose sezonuose ir tu tada pradedi klaidžioti ir ieškoti savo tapatybės. Tai va tas va dalykas nutiko su Hell on Wheels. Paskui dar toksai buvo Copper serialas, jį kūrė BBC Amerika. Ir tai buvo kostiuminė drama apie XIX amžių, apie labai panašų laikotarpį. Tik tai dar ten buvo damesta šiek tiek Martino Scorsese's Gangs of New York, New Yorko gaujų vaibų. Ir ta pati istorija iš tikrųjų kaip Hell on Wheels. Pirmas sezonas buvo gana stiprus, antrame sezone pasiklydo ir jau trečio sezono nebuvo. Hell on Wheels bent jau pavyko turėti 5 sezonus, nors tas 5 sezonas jis buvo ne iki galo pilnavertiškas, bet vis viena Hell on Wheels kažkaip pilvu dašliaužė iki savo istorijos pabaigos. Copper šito negavo. Warrior. Čia buvo Cinemaxo serialas ir Cinemaxas yra Cinemaxas yra HBO kabelinio kanalo jaunesnysis brolis. Jame, by the way, iš pradžių pasirodė Banshee serialas. Ir Warrior irgi buvo tas toksai žiaurus, gritty, realistiškas westernas, tik tai paremtas Bruce Lee pasakojimais. Čia dabar bus toksai side lore šiek tiek. Bruce Lee šitas vardas mano kartai yra labai gerai žinomas ir jo tikras vardas yra Bruce'as Lee. Gerai, jo netikras vardas jis ten. Ten biški yra sudėtinga su kinų vardais. Tai žodžiu, jo oficialus vardas buvo Bruce'as Lee. Bet mes jį 90-aisiais ir ankstyvais 80-aisiais mes jį vadindavom vienu žodžiu Bruce Lee. Ir tai buvo kovos menų meistras, kino žvaigždė. Labai charizmatiškas, labai įtraukiantis, ten magnetinė persona pas tą žmogų buvo. Jis savo filmuose labai daug mušdavosi ir beje, man atrodo, jo vienintelėme filme Čekas Norisas per visą savo karjerą buvo parodytas kaip blogietis. Ir Bruce Lee realiai atvedė Čeką Norisą į Hollywoodą ir davė jam šiokį tokį startą jo aktorinėje karjeroje. Anyway, Bruce Lee jis turėjo, jis daug mušdavosi tose savo filmuose, bet jis galėdavo per savo kūną, per savo ekspresijas, per savo judesį, jis labai gerai sugebėdavo vaidinti ir perduoti dalykus. Ir jam švietėsi tiesiog labai ryški veiksmo filmų karjera, bet vieną dieną jisai tragiškai Daug labai visokiausių legendų yra apie tai, bet panašu į tai, kad ten tiesiog, žinot, kartais būna ir labai sveikiai žmonės gyvenime tiesiog dedina. Žodžiu, ir Bruce'as Lee vienu metu jisai pradėjo žaisti su idėja apie serialą, apie tai, kaip žmogus iš Kinijos XIX amžiuje, tas legendinis Šaolino vienuolis, atvažiuoja į Jungtines Amerikos valstijas pas kaubojus ir indėnus ir kaip tas rytų mistikas ir kovos menų meistras, kaip jisai interaktina tame laukinių vakarų pasaulyje. Ir jis tą pradėjo idėją rutulioti, developinti, kol tiesiog prodiuseriai ir filmų studijos ir įvairiausi entertainmento executivai
Jie tiesiog ramiai paėmė ir pavogė tą idėją. Bruce Lee buvo azijietis 60-aisiais, 70-aisiais ir mes dar gyvename tame pasaulyje, kad nesvarbu, kad tu esi populiarus, nesvarbu, kad tu esi turtingas, bet jeigu tu nesi baltas, tai tu esi antrarūšis. Ir tiesiog Hollywoodas labai ramiai pavogė Bruce Lee idėją ir patys sudevelopino savo serialą. Ten tą personažą, kurį turėjo vaidinti Bruce'as Lee, vaidino Davidas Carradinas. Davidas Carradinas, kuris buvo baltaodis ir labai mažai ką turėjo su rytais ir rytų kovos menais ir taip toliau. Ta prasme, jisai iš senos aktorių giminės buvo kilęs, bet ir jis pakankamai stengiasi besifilmuodamas mokytis tų dalykų, bet he's no Bruce Lee. Ir čia tiesiog yra viena tų senojo pasaulio istorijų, kur rasizmas, seksizmas ir ksenofobija tai tiesiog buvo kasdieninis dalykas, kaip, nežinau, oras, kuriuo mes kvėpuojam. Ir buvo savaime suprantama, kad jeigu tu nesi vyresnis, pasiturintis, baltaodis, heteroseksualus vyras, tai su tavimi galima daryti, ką tik tai nori, ypač jeigu tu esi spalvotas. Dėl to ir versle, ir akademijoje, ir moksle, ir mene, ir entertainmente, ir muzikoje, ir daugybėje kitų sferų buvo tiesiog vagiamos idėjos, realiai buvo vagiamos idėjos prisiskiriant jas savo, nes aš priklausau privilegijuotųjų rasiai, o tu, N-vardas, sėdėsi ir tylėsi, jeigu tu žinai, kas tau yra gerai. Ir Warrior, šitas serialas, jisai buvo sukurtas su mintim atitaisyti tą neteisybę, nes jo kūrime netgi dalyvavo Bruce Lee dukra, kuri dalinosi savo žiniomis, savo įžvalgomis, jinai vis viena augo šalia savo tėvo, jinai girdėjo, ką jisai kalbėjo, jinai turėjo jo užrašus, jo archyvus, jo ten primestas idėjas, scenarijus ir panašiai. Ir iš viso šito buvo išvystytas Warrior. Ir reikia pripažinti, man jisai visai patiko. Tai irgi buvo toks žiaurus, realistiškas, bet pagrindinis aktorius buvo žiauriai panašus į klasikinį Bruce Lee, kas irgi mielą, malonų ir šiltą labai ant širdies paliko. Jo, ir reikia pripažinti, kad šitas serialas yra muilo operos berniukams, bet gana kokybiška muilo opera gavosi berniukams. Bet čia mes irgi turim problemą. Nutrūko Warrior. Kažkas panašaus nutiko, kas ir su Copper. Pradžia buvo stipri, paskiau į antrą pusę, iš viso ten yra išėję 3 sezonai. Tai kažkur per antrojo sezono vidurį scenaristai pradėjo labai akivaizdžiai klaidžioti. Paskui nutiko Covidas, paskui nutiko scenaristų streikas ir tiesiog kaip daugelis to laikotarpio filmų, vat maždaug čia buvo toksai tarpas, tarkim, tarp kokių 20 ir 23 metų, kada dėl ten pandemijos, ten dėl visokiausių streikų Holivude ir taip toliau, tiesiog tyliai, ramiai užgeso labai daug serialų. Nes kol jisai stovėjo, visi ten aktoriai, operatoriai, garso operatoriai, ten, nežinau, grimeriai ir taip toliau, vietoje nestovėjo, susirado naujus darbus ir ten kaip ir tarsi žiūrovų interesas pakrito ir finansuot pasidarė jau brangiau. Žodžiu, viskas po truputį susidėjo ir daug serialų, filmų ir kitokių vystomų idėjų, ten kompiuterinių žaidimų ir taip toliau per tą laikotarpį tiesiog peacefully passed away. Tas ir nutiko su Warrior, bet sakau, viskas prasideda vis vieno nuo Deadwood. Čia yra tas gateway drugas, nuo kurio prasideda tos jūsų paieškos ir atsiranda skonis deep westernam su lėto degimo siužetais ir epiniam verbaliniam razborkiam. Ypatingai rekomenduoju visiems kaubojams ir kaubojoms, kuriems patinka matyti, kai gerai dirba burna
Miau. Šitą vietą labai ramiai galite praleisti ir tai galite pasinaudodami skyriais arba chapteriais, kad ir kaip tie dalykai vadintųsi jūsų platformoje, arba jeigu tiesiog ten, kur jūs klausote savo podcastų, tokio dalyko nėra, tai eikite į aprašymus arba komentarus apačioje ir jūs rasite surašytus skyrių pavadinimus ir jų laikus, kad jūs galėtumėte skipinti į tą epizodo vietą, kurią norėtumėte girdėti. Nes toliau jūs girdėsite reklamą. Socialinis kontraktas Armėno radijuje toks, kad aš nebeitinu, aš nekišu pardavimų, aš neklenčinu iš jūsų reakcijų. Aš neužsijimu tom manipulacijom, kai mėtau referencijas į prieš tai kažkokius buvusius epizodus arba bandau išjudinti kontroversiją ir užkurti diskusiją. Aš nesu algoritmo kalė ir aš jam nesilenksiu. Bet kūryba be komercijos yra neįmanoma ir todėl vis viena man kažkokius pardavimus reikės daryti. Tai gal tada padarykim juos visiškai skaidriai ir atvirai. Jokių paslėptų formų, jokių paslėptų reklamų, jokių manipulacijų, jokių energetinių gėrimų, prekybos centrų ir VPN-ų. Tiesiog aš ir mano dalykai, kuriuos aš jums pardavinėju. Visa tai vyksta specialiai dedikuotoje epizodo dalyje, kuri yra pažymėta, atskirta visais įmanomais chapteriais ir aš iš karto ją jums rekomenduoju prašokti. Bet jeigu jau pasilikote, tai tada išklausysite mano visą špyl apie pardavimus ir apie tai, kaip jūs galite palaikyti Armėno radiją ir tapti savo mėgstamiausio podcasto dalimi ir prisidėti prie jo epizodų kūrimo. Ir geriausia tai yra padaryti savo pinigais. Ir tuo tikslu aš esu sukūręs 3 prenumeratas, Armėno radijo prenumeratas, per kurias jūs galite tiesiogiai palaikyti Armėno radiją. Viskas prasideda nuo Armėnas Plus. Armėnas Plus kainuoja vienintelį eurą į mėnesį šitą prenumeratą. Už tą vienintelį eurą jūs gaunate prieimą prie Armėnas Plus epizodų, kurie yra ypatingi ir visai nepaprasti, tikrai nepalyginsi su įprastais epizodais, kurie išeina į viešą erdvę. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad visi įprasti epizodai yra N16, bet Armėnas Plus epizodai yra N18, čia nėra jokios cenzūros, aš nekarpau keiksmažodžių, kontroversiškų žodžių. Taip, aš nebūsiu algoritmų kalė, bet aš byfo su juo irgi nenoriu. Todėl, jeigu jūs norite absoliučiai nefiltruoto ir necenzūruoto Armėno radijo N18 kontento, tai jūs tiesiog einate į Armėno radiją Patreoną ir Contribui. Nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje spaudžiate ant to, kuris jums labiausiai patinka ir labiausiai patogus, susimokate tą vienintelį eurą į mėnesį ir klausotės Armėno be apribojimų. Ir dar be jokios reklamos. Čia nebus jokios monetizacijos, kaip tai yra įjungta YouTube, jūs negirdėsite šitų visų pardavimų Armėnas Plus epizoduose. Tiesiog grynas, švarus Armėno koncentratas. Ir teisingai, Armėnas Plus dar galima prenumeruoti Spotify. Good guy Spotify, kuris man leido įvesti 99 centų į mėnesį sumą, kas yra mažiau negu 1 euras, negu tas vienintelis euras. Aš šiaip norėjau visose platformose tai padaryti, bet tik tai Spotify man leido įvesti sumą mažesnę negu 1. Visais atvejais jūs dabar turite unikalią progą nueiti į Armėno radijo pagrindinį Spotify feedą, susirasti ten Armėnas Plus epizodus, paspausti ant bet kurio, ten jums išauks pasiūlymas susimokėti 99 centus į mėnesį ir viskas. Be jokių problemų klausotės Armėno radijo kontento be reklamos ir apribojimų tiesiai iš savo Spotify komforto ir patogumo. Armėnas Pro, sekantis prenumeratos lygmuo 4,99 į mėnesį, beveik pitagos. Už tai jums priklauso viskas, kas įeina į Armėnas Plus, tai yra N18 epizodai be reklamos. Ir dar jums atsirakina priėjimas prie Armėnas Pro epizodų, kurie tai jau jums nėra paprasti jūsų močiutės Armėno radijo epizodai. Armėnas Pro epizodai visų pirma tai yra bonus kontentas. Tai yra įprastas epizodas tiesiog be
iškarpimų. Nes vienaip epizodą sugalvoji, kitaip įrašai, trečiaip sumontuoji. Kažkas visada pasilieka ant montažinės grindų, kartais tai gali būti, nežinau, kažkas asmeniško. Šį kartą tai buvo off-topikas apie 3 rekomenduotinus serialus, kuriuos aš tiesiog nenorėjau dėti į įprastą epizodą, nes iš tikrųjų tai yra off-topikas, aš papasakočiau apie 3 fainus serialus, kuriuos verta pažiūrėti, kurie yra užmiršti, bet jie yra tapę kultiniais ir juos labai šiltai atsimena didelės ir ištikimos fanų bendruomenės. Tai yra Firefly, Terminator, Sarah Connor Chronicles ir The Nick. Bet šitie serialai tiesiog anksčiau laiko buvo cancelinti ir aš negaliu rekomenduoti. Ir taip, ilgas epizodas visų pirma, visų antra, aš tikrai ramia sąžinė negaliu rekomenduoti nebaigtų serialų, nes yra žiauriai nefaina žiūrėti tokį dalyką, kur nebuvo pabaigos. Bet norėjosi irgi apie tai su kažkuo pasikalbėti, tai dėl to tiesiog iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro, kur vis viena ten jau konosieriai renkasi, kuriems reikia kaip įmanoma daugiau armėno. Ir čia jūsų maldos būna atsakytos šitame prenumeratos lygmenyje. Va, pavyzdžiui, galit paklausyti trumpą ištrauką iš to off-topiko apie tos 3 anksti laiko nutrukusius serialus. Ir dabar čia sci-fi nerdai visi padarys kada aš paminėsiu Firefly. Šitas serialas yra The Stuff of Legends. Jis turėjo viską. Ir scenarijų, ir settingą, ir veikėjus, ir nepakartojamą chemiją tarp visų aktorių ir tiesiog katanos, aštrumo dialogus, viskas ten buvo gerai. Nuo pat pirmojo iki paskutinio savo 14 epizodo Firefly šaudė ant visų savo cilindrų. Ten nebuvo nei vienos blogos serijos ir fanai įsimylėjo šitą serialą iškart ir Fox korporacija padarė vienintelį logišką sprendimą šitoje situacijoje ir pakencelino Firefly po pirmojo sezono. Nu tai vat kažkas tokio ir jeigu jūs domina tokie dalykai arba, tiesiog neužtenka armėno, Jesus Christ, tai tada Armėnas Pro prenumerata jūsų paslaugoms, nes tiesiog tai yra epizodai, kuriuose yra daugiau kontento. Ir tuo pat metu tai yra ankstyvi epizodai, nes visi Armėnas Pro epizodai išeina ištisą savaitę anksčiau, negu tai padaro įprasti epizodai visiems. Nors ir dabar galite nueiti į Armėno radijo Patreoną ir Contribui, nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje, susirasti Armėnas Pro prenumeratą ir dabar pat atsirakinti sekančios epizodus. Ir dabar pat atsirakinti sekančios savaitės epizodą šiandien. Jesus, užtrukau. Dar yra Substackas, keistuolis Substackas. Jis man neleido įvesti 4,99 eurų į mėnesį sumos. Tiesiog pareiškia, kad mažiausias skaičius, kokį tu tik tai gali įvesti, yra 5. Ir ten kažkodėl tiesiog buvo vienas prenumeratos lygmuo. Tai dėl to ir šiaip kreiva labai platforma. Netinka podcastams, tekstams gerai, podcastams nelabai, bet ten kažkiek jūsų yra. Jums ten yra patogu vartoti turinį, tai aš ten ir esu. Ten aš esu sudėjęs tik Armėnas Pro kontentą ir už tuos 5 eurus į mėnesį jūs galite jį atsirakinti ir klausyti neribotai. Dar ten Substack'e yra įdomus dalykas metinės prenumeratos, tai tiesiog už vieną sumą 49,99 į metus galima susimokėti ir tiesiog gauti ištisus 12 mėnesių Armėno radijo epizodų į priekį, nemokant 12 kartų po 5 eurus, kas tiesiog yra, brangiau negu 49,99. Tai žodžiu, jeigu domina Armėnas Pro kontentas Substack'e, tai irgi. Aprašymuose ir komentaruose apačioje rasite nuorodą, spauskite ir prenumeruokite, whatever. Galiausiai, Armėnas Ultra. Čia jau yra Armėno radijo prenumeratų olimpas, nes jūs viską gaunate. Ta prasme, viską, ką aš jums galiu pasiūlyti iš kontento internete, nes jums atsirakina Armėnas Plus epizodai be reklamos ir apribojimų, jums atsirakina Armėnas Pro epizodai su bonus kontentu ir anksčiau.
Ir finally jūs gaunate prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių niekur kitur neberasite internete ir kodėl taip yra, aš papasakojau 100-ojo epizodo reklamoje. Ir visa tai jums būna prieinama už 9,99 į mėnesį Armėnas Ultra prenumeratoje, Armėno radijo Patreon'e ir Contribui. Nuorodas, kaip visada, komentaruose ir aprašymuose apačioje. Okay. Jeigu dabar yra toksai dylas, kad jūs norite padėti Armėno radijui, norite prisidėti prie epizodo kūrimo, norite tapti šito podcasto dalimi, bet dėl įvairių priežasčių negalite to padaryti savo pinigais. Nieko baisaus, yra būdas tai padaryti savo laiku, kas yra beveik tiek pat vertinga, kiek ir pinigai. Tai visų pirma, tiesiog jeigu patiko Armėno radijo epizodas, tai paklausykite jį nuo pradžios iki pabaigos. Antras momentas, jūs galite man padėti plisti. Tiesiog jeigu jūs žinote kažką, kam labai patiks šitas epizodas, tai tiesiog paimkit, numeskit jiems nuorodą ir paraginkit paklausyti, kad žiūrėk, šitas čivakas, man atrodo, turi kažką įdomaus tau pasakyti. Du paprasti būdai, nieko nekainuoja, bet efektas didžiulis. Kalbant apie didžiulį efektą, tai jūsų pinigai Ukrainoje gali jį padaryti. Jinai kovoja už mūsų visų laisvę ir jai yra kaip niekad reikalinga jūsų pagalba, todėl labai prašau nueikite į donate.onekeifund.org ir padėkite Ukrainai nugalėti. Ir jeigu pasimetėt ir nebežinot, kur čia koks Armėno Patreonas, Contribui, Substackas, kur ten koks Donate One Key Fund, ir šiaip gal ten, nežinau, socialinės medijos yra Armėno radijo, ar ten kažkokiose kitokiose platformose aš galiu jo paklausyti, kur būtų man patogiau. Tai visa šita informacija sudėta yra į vieną jums patogią vartoti vietą, kuri yra Armėno Linktree, tai taip ir skamba Linktree/Armėnas, arba tiesiog eikite į komentarus ir aprašymus apačioje, kur bus parašyta visas Armėnas čia, spauskite ant tos nuorodos ir tiesiog atsidursite, kur visa aktuali informacija sudėta į vieną jums patogią naudoti vietą. Ok, atlaikėme dar vieną pardavimų ataką. Ačiū jums labai didelis už kantrybę, už jūsų dėmesį ir ypatingai dėkoju jums už jūsų palaikymą ir pagalbą. Be jūsų nebūtų manęs. Žemai lenkiuosi. Ačiū jums labai. Šaunam atgal į epizodą. The Wire, arba kaip lietuvių kalboj verčia blakė, kur galbūt ir nepaskerdė pavadinimo šitas vertimas, bet ar tikrai reikėjo, kaip ir tai nėra klaidingas vertimas, bet ar tikrai reikėjo būtent šitą žodį pavartoti? Bet nesvarbu, aš džiaugiuosi vien tik tai dėl to, kad neišvertė į kokį nors Baltimorės policininkai. Tai žodžiu, The Wire yra serialas, po kurio tu virsti vyru. Arba moterim, ar ten trans, ar aš nežinau, čia minų laukas, aš atsiprašau. Aš toliau naudosiu savo seksistinę ir lytiškai nejautrę terminologiją, nes esu senas ir man po. Tai pasižiūrėję The Wire, tai yra tada, kada jūs iš berniukų tampate vyrais. Nes žinot, kaip yra suaugusiųjų maistas, ane? Yra vaikų maistas ir suaugusiųjų maistas. Kada jūs esate vaikai, jūs norite valgyti tik tai bulvytės. Free? Oho, kaip keistai lūžo aš turbūt nuo paauglystės to neturėdavau, kai tavo balsas tiesiog atsisakydavo kooperuoti ir tu bandydavai būti, pavyzdžiui, koksai nors cool ir chill ir relaxed su kokia nors mergina ir staiga tavo balsas pradėdavo skambėti va taip. Tai anyway, kada tu esi vaikas, tave domina tik tai 3 maisto rūšis aštunkojūkai, fritkės ir kečupas. Viskas, tu nieko daugiau nenori, tu nenori mėsos, tu sure as hell nenori daržovių ir ką jau kalbėti apie žalumynus. Patraukit man šitą žalią bulvę nuo veido, kol aš jo nepaleidau atgal į sieną. Ir tada tu užaugi ir pradeda keistis tavo skonių paletė. Ir staiga tu pastebi, kad tau pradeda patikti alyvuogės. Ir žalumynai dominti pradeda visai. Ir staiga savo norų daržovės pradedi valgyti visas tas brokolių ir Briuselio kopūstų nesąmonės. Pats savo norų nieko neprašytas. Tai panašiai yra su turiniu.
Vat kada tu esi ten iš viso, ar kūdikis, ar ten toddleris, ar labai mažas vaikas, tau tiesiog reikia šviesos ir garso šaltinio. Paskui tau pradeda patikti tokios labai paprastos istorijos, nes tavo, tiesiog dar nepatyrusios vaikiškos smegenis nesugeba suvirškinti komplikuotų dalykų, dėl to tau yra ir, pateikiamis dalykai labai labai smarkiai supaprastinti. Tada tu tarsi tampi kaip ir suaugęs ir jau tau galima matyti suaugusių dalykus, kaip pavyzdžiui nuogybės arba s***as. Bet tu vis dar esi strigęs paprastose istorijose, nes, tu tiesiog, tu dar nesi turėjęs tokios gyvenimo patirties, kad tu galėtum suprasti dalykus su deramu emociniu gyliu, bet kažkuriuo metu tas tavo kietas diskas užsipildo, po truputėlį nauja informacija, nauja patirtim ir po truputį tas suaugusių kinas, suaugusių serialai, suaugusių knygos, po truputį tie tau dalykai pradeda patikti, tu po truputį pradedi juos suprasti ir atrasti juose dalykus. Va čia man ir turbūt daugam yra buvę su The Wire, nes tai yra sudėtingas serialas pradėti žiūrėti, ypatingai jeigu jūs esate jauni. Pirmojo sezono pirmoji pusė atrodys tokia lėta, kad bus toks jausmas, kad laikas juda atgal. Ir aš tą serialą pradėjau žiūrėti labai jaunas, jis jau buvo pasibaigęs, man atrodo, jau buvo įvykusi krizė, ta visa didžioji recesija. Ir aš likau be darbo ir tiesiog Marios visiškai tuščio laiko ir aš jį pradėjau pildyti serialais ir atsidariau The Wire. Ir man nedaug metų galėjo būti 20 kokie 2 iš lempos, tarkim. Ir aš pamenu, tas jaunas durnas 20-something'as įsijungė ir man tokia kankynė atrodė pirmieji epizodai. Aš taip ilgai negalėjau suprasti, apie ką čia buvo visas tas hypas apie tą serialą, nes aš jį būtent atradau dėl to, dėl internetinio hypo, kad wow, koks serialas, kokia dramaturgija, čia tipo būtina pasižiūrėti ir po šiai dienai šitas dalykas, kada jūs sudarinėjate geriausių visų laikų TV serialų sąrašus, The Wire yra visada pirmajam penkete, ta prasme visų sąrašų pirmajam penkete jūs rasite The Wire. Tas serialas yra antiek gerbiamas ir antiek mylimas. Ir aš atsimenu, žiūriu tuos pirmuosius epizodus ir vapšė nesuprantu, aš pradėjau galvoti, čia gal tas žinot, tas dalykas, kai kokie nors snobai labai išhypina dalyką ir visi aplinkui pradeda pataikauti ir apsimetinėti, kad tas dalykas jiems patinka, nes jį į viršų ten pakėlė kažkoks elitas, kuriam mes norim įsiteikti. Tai gyvenime būna tokių dalykų ir aš pradėjau galvoti, kad gal The Wire yra vienas iš tų overhyped kažkokią nesąmonę. Bet prasisuko koks, aš gerai nepamenu, 4-5 epizodas ir aš atsimenu, tas dalykas pradėjo mane traukti. Man pradėjo lūžti mano galvoje susiformavęs tas toksai labai primityvus, paaugliškas pasaulio vaizdas, kur juoda balta, gėris, blogis. Nes The Wire tai yra serialas apie sistemą ir sistema ten yra pagrindinis herojus. Nes realiai ten kaip ir nėra pagrindinių veikėjų tam seriale, ta prasme The Wire, Blakėje, Blakė man kažkaip labai, nežinau, toks keista vadinti tą serialą tokiu būdu. Bet The Wire, pavyzdžiui, viename sezone visiškai shiftina į visai kitus žmonės, ta prasme tie veikėjai, kur pirmaisiais sezonais buvo koncentruojamasi ir apie juos buvo visas siužetas ir visas veiksmas, staiga The Wire shiftina iš policijos į uostą, iš esmės, ir paveiksle atsiranda visai kiti pagrindiniai personažai, o tie personažai, kurie buvo pagrindiniai ankstesniuose sezonuose, jie staiga pasidaro periferiniai.
Ir tada tas sezonas pasibaigia ir visi grįžta atgal prie tų senųjų personažų. Ir kas įdomiausia, tai nesugadina serialo, nes labai dažnai tokie perspektyvos pokyčiai, jie labai supykdo žiūrovus. Bet šituo atveju ne, generaliai tai buvo gerai priimta ir atrodė kaip toks, nežinau, visai naujas būdas rašyti serialą. Ir ten iš esmės yra pasakojama apie Baltimorės miestą, pats Baltimorės miestas ir sistema, ant ko ten viskas sukasi. Tai yra politika, teisėsauga ir nusikalstamumas. Baltimore ir visa šita sistema, vat jie yra serialo herojai. Ir The Wire kūrė Davidas Simonas, kuris labai ilgą laiką Baltimorės mieste buvo žurnalistas, ar 10 ar 12 metų, nepamenu. Jis rašė knygas apie Baltimorės miesto kriminalinį gyvenimą ir buvo susipažinęs su viskuo. Jis pažinojo ir nusikaltelių, ir teisėsaugininkų, ir policininkų. Ir jisai tuos visus paveikslus pasiėmė ir atsinešė su savimi kartu į The Wire. Ir ten jisai pamėgino atkurti tai, ką jisai matė tiek metų dirbdamas reporteriu. Ir jam tikrai pavyksta visą tai pavaizduoti, visą tą gatvės gyvenimo žiaurumą, ciniškumą ir beprasmybę. Tu pradedi suprasti, kodėl yra taip sunku pakeisti dalykus, kodėl, kada ateina žmonės su idėjomis ir vizijomis, kurioj vietoj tai pradeda stot, buksuoti ir strikt. Ir The Wire visą šitą procesą parodo jums labai detalizuotai, labai lėtai, labai išskleistai, labai metodiškai ir labai niuansuotai. Tu nustoji tai matyti geriečiai, blogiečiai sąvokomis ir tu pradedi pastebėti visą ekosistemą. Ir tu pradedi suvokti, kodėl jinai atrodo taip, kaip atrodo. Šitas serialas moko jūs empatizuoti ten, kur tai padaryti yra sunkiausia, ir jisai verčia jūs mąstyti. Jisai išmuša jūs iš komforto zonos, prieš pastato prieš labai žiaurę realybę ir tiesiog sukiojant tau rankas ir kojas verčia tave mąstyti. Išlipti iš dogmų, iš ankstinių nusistatymų ir tiesiog fiziškai pradėti judinti savo smegenis ir pačiam imti suvokti dalykų savo galvą. Bet tuo pat metu tai yra labai niūrus serialas. Ten beveik jūs nematysite happy endo. Ten tiesiog ekrane vyksta nesibaigiantis nuovargis ir cinizmas. Jūs pamatysite daug labai unikalių ir originalių personažų. Pavyzdžiui, Idris Elba, ten galima sakyti ir prasidėjo jo Hollywoodo karjera, nes Idris Elba šiaip yra britas. Bet Amerikos kine jis pasirodė iš televizijos ir pirmasis didysis rimtasis jo debiutas ekrane tai buvo The Wire. Ir jo suvaidintas gangsteris Stringer Bell, kuris nepaisant to, kad yra žiaurus ir įžūlus nusikaltėlis, jisai mokosi verslo, ta prasme, jisai eina į koledžą, jisai klausosi paskaitų apie biznį, apie marketingą ir šituos dalykus bando prisitaikyti pas save kriminalinėje veikloje tarp savo Baltimorės gaujų iš esmės. Arba Omaras, tas homoseksualus ir labai charizmatiškas banditas, kurio visi bijo. Tas iki komizmo, iki kaulų smegenų korumpuotas shady senatorius Clay Davis. Jo, ten tiesiog knibžda unikalių personažų, bet visas settingas, visa aplinka, jinai yra tiesiog niūri, pesimistinė, tamsi, ten niekas nesikeičia, ten visos iniciatyvos griūva. Bet tuo pat metu serialo veikėjų tai nestabdo, jie eina toliau, jie stato vieną koją po kitos ir tiesiog stengiasi, nežinau, gyventi gyvenimus ir nors kažkokį mažmožį padaryti geresnį savo aplinkoje, bet vis viena jie
nepaisant visų gyvenimo pagundų pasiduot, jie nepasiduoda. O čia va turbūt visas The Wire grožis, kurį jūs atrasite. Ir vėliau The Wire kūrėjas Davidas Simonas pamėgins tai pakartoti po The Wire išeis serialas Tremay. Panašiomis temomis apie naująjį Orleaną, kuris buvo labai neseniai tada patyręs tokį didžiulį Katrinos uraganą, kuris tiesiog sunaikino visą miestą ir jis labai ilgus metus stovėjo apleistas, pamirštas ir neatstatytas. Atrodo gera tema, bet Davidui Simonui nepavyko. Vat The Wire kartais yra kūrėjai, vat jie turi savo tas 15 minučių, per kurias jie šviečia ir paskiau jiems nepavyksta to dalyko pakartoti, bet vis viena tos 15 minučių buvo tokios intensyvios, kad tu esi pasirengęs atleisti viską, ką jie padarys toliau. Davidui Simonui nepavyko pakartoti, bet The Wire buvo antiek geras, kad kartoti jam jau ir nereikėjo. To pakako. Vėlgi, aprašymai, komentarai apačioje, epizodų užrašai, lyskit ten ir ieškokit visų nuorodų į The Wire, kur apie jį galima pasiskaityti ir legaliai pasižiūrėti. Prieš paaiškindamas apie tai, kas yra The Venture Brothers, aš jums turėčiau paaiškinti apie tai visų pirma, kas buvo tiksliau Adult Swim, ir tada, kas buvo Cartoon Network. Pradėsiu nuo pabaigos. Cartoon Network arba Kartūnas, kaip mes jį vadinom back in the day. Jūs vaikystėje turėjote Vainus, TikToką arba Reelsus, mes turėjom Kartūną. Kartūnas arba Cartoon Network tai buvo kanalas, dažniausiai parduodamas per įvairias kabelinės televizijas, kuris kiaurą parą rodydavo filmukus. Ir mums 90-ųjų vaikams, kurie buvo įpratę gyventi tomis brutaliomis sąlygomis, kai tu filmukus matydavai vieną kartą dienoje, kada rodydavo labanakt vaikučiams ir tau 30 minučių jungdavo filmuką. Ir tada šeštadieniais rytais po nepriklausomybės jos dar pradėdavo rodyti. Tai animacija buvo baisus deficitas tais laikais ir mes buvom jos tiesiog ištroškę ir ištisas kanalas pilnas, nesibaigiantis animacijos ir vaikų kontento. O dieve, mes tiesiog negalėdavom atsiklijuoti nuo ekranų, kada tie dalykai atsirado pas mus namuose. Bet Kartūnas jisai ne visą laiką būdavo vaikų kanalas. Nuo kažkelintos valandos ten prasidėdavo toks transliacijos blokas, kuris vadinosi Adult Swim. Suaugusiųjų plaukimas. Čia yra senas amerikoniškas baseinų terminas, kada tiesiog yra baseinas skelbiamas Adult Swim, tai reiškia, kad ten gali plaukoti tik tai suaugusiai ir jokių ten vaikų ir varlinykų negali būti tame baseine. Tiesiog kanalo vadovybė pamatė, kad vaikai eina anksti miegot, tipiškai nuo 8 valandos. Ir tada nėra prasmės rodyti vaikišką turinį, galima rodyti suaugusiųjų turinį ir tą turinį gali žiūrėti tų pačių vaikų tėvai, kurie vis vieną akim šiek tiek stebi, kas ten vyksta pas vaikus ekranuose. Arba tai gali daryti tie patys vaikai, tik tai jau kurie spėjo užaugti su tuo Cartoon Network kanalu. Ir jie tokie jauni 20-something dar vis dar grįžta prie savo vaikiškos nostalgijos ir jiems, prašau, galima pasiūlyti Adult Swim. Adult Swim tai buvo suaugusių kontentas. Ten buvo visko. Visokie skečų šou. Labai daug suaugusiųjų animacijos, labai eksperimentinių, keistų skečų šou. Ta prasme, ten rodė tos dalykus. Aqua Teen Hunger Force, Robot Chicken, Super Jail, ta prasme, visa šita suaugusiųjų animacijos klasė, The Boondocks, Jesus. Visa tai pasirodė Adult Swim Cartoon Networko segmente. Ir vienas iš tų suaugusiųjų animacijos serialų buvo The Venture Brothers. Aš nelabai radau, kad jį čia būtų vertę į lietuvių kalbą ir nežinau, ar čia rodė. Ir ar apskritai šitas dalykas, neįsivaizduoju, yra pažįstamas Europoje, bet Amerikoje tai buvo kultūrinis fenomenas. Venture Brothers tai yra labai įdomus žaidimas su ta mintim, kad vat tie visi
Scooby-Doo blogiečiai. Tie žmonės, kurie apsivelka guminius vaiduoklių kostiumus ir eina vaikyti paauglius po apleistas gamyklas. Tie vat visi seniai McAllisteriai, ką jie veikia laisvalaikiu? Čia aš biški metaforizuoju, bet iš esmės Venture Brothers yra serialo kūrėjai, iš esmės pasiėmė tą 60-ųjų vidurio tą visą veiksmo komiksų, mokslinės fantastikos, tą visą kontento erą ir padarė jos tų visų nuotykinių filmų, serialų, animacijos, ten filmukų ir taip toliau, padarė šitų dalykų dekonstrukciją. Nes jeigu jūs dar per Cartoon Network buvote pagavę tuos senus 60 metų Johnny Quest filmukus apie supermokslininką Bentoną Questą ir jo sūnų Johnny Questą, su kuriuo jie ten skraido po visą pasaulį ir ten su įvairiais ten pagalbininkais turi ten visokius nuotykius su išprotėjusiais supermokslininkais ir ten gigantiškais robotais ir ten kokiais nors pavojingais mutantais. Kiekvieną savaitę naujas epizodas pagamintas pagal tą pačią formulę, kur tos savaitės pabaisa, Questų šeima su jie susitvarko ir happily ever after. Tai iš pirmo žvilgsnio Venture Brothers yra šito filmuko parodija, spūfas, kažkas tokio. Bet čia yra tik tai paviršiuje, nes tas daiktas eina gerokai giliau. Nes matot, Venture Brothers animacinio serialo kūrėjai Doug Hammer ir Jackson Public, jie labai gerai išmanė savo temas, jie labai gerai buvo panardinę save į tą 60-kelintųjų kontentą, į ten komiksus, filmus, animaciją, viską. Ir jie labai gerai išmano to laikotarpio tos populiariosios kultūros paveikslą. Ir pagal jį jie sukūrė animacinį serialą, kuris iš viso to išsišaipo, bet padaro tai labai pagarbiai. Ir ten yra iš esmės vystoma idėja, kad kas jeigu ta visa nuotykinio sidabrinio amžiaus kontento epocha iš 60-ųjų, tie visi filmai, jeigu tai būtų tiesa iš tikrųjų, jeigu tai būtų buvusi realybė, kaip tie visi dalykai atrodytų mūsų laikais. Praėjus 30, 40, 50 metų nuo tų įvykių, kaip atrodys to laikmečio herojai išlikę iki dabar, kas su jais įvyks, kas su jais, again. Kuo užsiėmęs yra senis McAllisteris, kada jis išeina į pensiją. Ir ten yra pavaizduotas groteskiškai ciniškas pasaulis, nes tas visas 60-ųjų optimizmas, kur mes iki 2000-ųjų turėjom turėti jau bazes Mėnulyje. Mes jau turėjom turėti pirmuosius skrydžius į Marsą. Aplink Žemės planetą turėjo skraidyti ne vieną 10 viešbučių kosmose, skraidančių palydovų, kur žmonės gali nuomoti skambą. Ir apskritai skrydžiai į kosmosą tiesiog pasidarė įprastas turistinis dalykas, kaip atsisėsti lėktuvą ir nuskristi kažkur. Visiška robotizacija, neįsivaizduojami technologiniai išradimai, kur ten, nežinau, 60 kažkelintaisiais žmonės ateities pasaulyje įsivaizdavo, kad ten visi vaikščios vienodose sidabriniuose kostiumuose, vietoj maisto tau užteks suvalgyti vieną tabletę, kur tu gausi visą tau reikalingą ten kalorijų, mikro-makro nutrientų dozę, vienam tokiam kompaktiškam įpakavime ir tu nejausi alkio jausmo, ir tu nepersivalgysi, ir namai bus inovatyvūs, ir virtuvės visiškai automatizuotos, ir automobiliai skraidys, ir tada nei velnio apie tai neišsipildo, ir šitomis temomis kalba
The Venture Brothers. Pavyzdžiui, ten yra rodoma Venture šeima, tėvas Thaddeus Venture, kuris tais 60-aisiais, 70-aisiais buvo tas paauglys nuotykių ieškotojas, keliavęs aplink pasaulį su savo supermokslininku tėvu daktaru Jonas Venture, kuris buvo kažkas tarp Alberto Einsteino ir Jameso Bondo. Genialus simbolis, kuris viskas, prie ko jisai prisiliečia, virsta auksu. Nesvarbu, ar tai yra moksliniai atradimai, ar tai yra kažkokie nuotykiai, ar archeologinės paieškos, ar verslas, bet kas, ką daro Jonas Venture, yra fenomenali sėkmė. Tai yra iš pažiūros gražus gyvenimas, bet tai buvo absoliučiai visiškai netinkama vieta užaugti vaikui, tam Thaddeus Venture, kuris suaugęs būna visiškai nepanašus į savo tėvą. Jo tėvas Jonas Venture atrodo kaip veiksmo kinų žvaigždė, o pats Thaddeus Venture, kurį vadina Rusty, jo pravardė yra Rusty, tai Rusty Venture, jis yra kūdas, nuplikęs, paliegęs, toks, visiškas nevykėlis lyginant su savo tėvu. Ir jisai bando vaidinti kažkokį supermokslininką, jisai gyvena savo tėvo statytose namuose, jisai dirba jo laboratorijose, jisai naudojasi jo išradimais ir bando vis juos perparduoti, bet pats tuo pat metu Rusty Venture jisai nieko nesugeba sukurti ir jisai tiesiog cosplayina ir apsimetinėja to supermokslininku, bandydamas perparduoti savo tėvo palikimą. Ir tuo pat metu jisai turi du vaikus, dvynius, Deanas ir Hankas Venture, kurie iš pat pradžių būna visiškai neaišku, iš kur jie yra atsiradę, jų motina niekada nebūna paveiksle, apie tai niekada yra nekalbama ir tai yra tiesiog viena iš to serialo paslapčių, bet ir tie vaikai yra, ta prasme, Rusty yra ciniškas ir jisai supranta, kad visas tas 60-ųjų, 70-ųjų pasaulis buvo gana žiaurus ir netikras, bet jie yra kaip tik parsidavę ant tų senųjų legendų ir jie kaip tik tais dalykais tiki ir jie stengiasi gyventi tuos gyvenimus, iš kurių ir kilęs yra jų tėvas, bet jie labai didelę laiko dalį, ne vieną sezoną, tie abudu vaikai, jie yra paaugliai. Jie atrodo visiškai atitrūkę nuo realybės. Nes taip ir buvo, dėl to, kad jie gyveno labai uždarus, izoliuotus gyvenimus su pakankamai susireikšminusiu, šaltu ir jokių tėvystės įgūdžių neturėjusių tėvų, kuris tiesiog juos neteisingai užaugino. Ir dar ten buvo jiems valstybės paskirtas apsauginis asmens sargybinis Brock Samson. Brock Samson, kuris yra tiesiog sadistiškas galvažudys. Jis yra labai charizmatiškas, sadistiškas galvažudys, kuris turi savo moralinį kodeksą. Ir jisai niekada neskriaudžia nekaltų žmonių, bet ten matosi, kad žmogus turi labai rimtų pykčio problemų ir kada jam tik tai išpuola proga, jisai tiesiog pradeda sėti smurtą aplink. Ir jisai turbūt vienintelis kompetitingas, turbūt šitas žodis yra tinkamas, kompetitingas serialo veikėjas, nes The Venture Brothers, net patys kūrėjai yra kalbėję, kad šitas serialas yra apie neišsipildymą, apie failure. Ir ten daugelis personažų yra absoliučiai nekompetentingi, absoliučiai nesusitvarkanti su savo darbu, absoliučiai ne vietoje, absoliučiai taip toliau ir visa kita. Ir vienintelis Brock Samson, ta prasme, jeigu tu jam pavesi kažką padaryti, tai bus padaryta. Ir vat mes turim šitą šeimą ir mes turim tą pasaulį, kuris yra kilęs iš tos 60-ųjų pop kultūros. Bet dabar jisai tai yra tiesiog likusi nostalgiška iškamša
iš tos aukso epochos. Nes pavyzdžiui, tam The Venture Brothers pasaulyje egzistuoja superherojai, egzistuoja ten tie visi tarptautiniai nuotykių ieškotojai ir supermokslininkai. Ir yra netgi geriečių ir blogiečių organizacijos, kurios kovoja tarpusavyje, bet visa tai yra maksimaliai biurokratizuotas procesas. Tai yra, kada tu sugalvoji ten tapti superherojum ar supermokslininku ar dar kažko, tu įsirašai į vieną organizaciją. Kada tu sugalvoji tapti blogiečiu kokiu nors, tu įsirašai į kitą organizaciją. Ir tau yra paskiriamas tiesiog kaip valstybinėse institucijose, kada tu esi gerietis, tau yra paskiriamas priešas blogietis ir atvirkščiai. Ir tada jūs oficialiai kovojate ir jūs turite kovoti pagal nustatytus grafikus, nustatytose vietose, pagal nustatytas taisyklės. Ir jūs vienas kitą vadinat mortal enemies, bet tai yra tiesiog farsas. Nes visada jūs galite pasiskųsti, visada jūs galite apeliuoti, visada tenais yra krūva iš... Net jūsų kova kaip mirtinų priešų, kaip herojų ir blogiečių, tai yra pagal kalendorių, pagal grafiką, pagal taisyklės reglamentuotas dalykas. Jūs negalite vienas kito labai rimtai nuskriausti. Jūs galite apskūsti vienas kito elgesį jūsų organizacijoms ir būti nubausti už nesąžiningus veiksmus. Ir tie visi dalykai, tie idealai iš tų 60-ųjų, gėris, blogis, visa tai yra seniausiai išsiplovę ir tiesiog deevoliucionavę į biurokratinę procedūrą, kuri vyksta, nesivyksta, nes visi jau pamiršo gyvenimą iki to ir dabar nebeįsivaizduoja savo gyvenimų be to. Ir tai yra daroma tik tai vardan darymo. Ir pirmą pusę sezono Venture Brothers ką darys, tai explorins tas senasias temas, tyrinės, bandys dekonstruoti, bandys žaisti tiesiog, daryti įvairius perspektyvos pokyčius. Pavyzdžiui, kaip gali atrodyti tavo gyvenimas, kada tu esi nei gerietis, nei blogietis, o pavyzdžiui, kokio nors blogiečio parankinis. Henchmenas. Kas nutinka su parankiniais, kada tavo boso nebelieka? Kaip tu apskritai tampi parankiniu, kokias gyvenimo krizės tu išgyveni? Ir tokių meditacijų, tokiamis keistomis pop kultūros temomis ten yra labai daug. Bet antrąją pusę sezonų Venture Brothers pradeda ieškoti savęs. Jie pradeda ieškoti to logiško sekančio žingsnio į priekį, sakydami, kad gerai, užtenka nostalgijos, mes pakankamai neblogai pasivaikščiojom jo sodais, bet reikia dabar pradėti iš naujo. Mes negalim važiuoti toliau ant to, kad mes esam seno 60-ųjų Adventures of Johnny Quest filmuko parodija. Kažką mums reikia daryti ir ten įvyksta aplinkos pasikeitimas ir ten, kai daugelis veikėjų pasikeičia. Ir šiaip dalis fanų labai sunkiai tai priima ir aš galiu pasakyti, man irgi tai nelabai patiko, bet kažkuriuo metu serialas save atrado. Kažkuriuo metu jisai vėl pasidarė geras. Nežinau, ar geras yra vartotinas žodis, nes jisai nebuvo tapęs blogas, bet kažkuriuo metu tu rasdavai save galvodamas, kas klausyk vyksta, ar čia tikrai aš žiūriu Venture Brothers. Ir po to palei pabaigą pasijautė, jo, čia buvo Venture Brothers. Ir tik kada jie atrado savo naująjį balsą, tas serialas buvo pakencelintas. Jo, ir aš žinau, kad aš nenorėjau rekomenduoti nutrūkusių serialų, bet čia yra kalbos ir labai rimtos kalbos, kad pasirodys filmas, kuriuo tiesiog visos istorijos bus uždarytos. Čia jau yra vienas didelis labai riebus pliusas. Ir kitas dalykas, ten yra 7 sezonai. Venture Brothers ėjo 7 sezonus ir beveik 20 metų dėdė. Nepamenu tiksliai, 16, 17, 18 metų, kažkas tokio, ta prasme, tiek ėjo šitas serialas. Ir ne, ten nebuvo daug epizodų ir tarp kai kurių sezonų ten pakankamai nemažai tarpai buvo. Bet vis viena, beveik 20 metų šitas serialas buvo eteryje. Dėl to kontento pilna, epizodų
pilna ir net ir tas jo toks greitas pakencelinimas nelabai kažką gadina, jeigu mes būsim visiškai atviri. Ir todėl, jeigu jūs esate pop kultūros nerdai, jeigu jūs, kaip ir aš, augote ant visų tų senų Hanna-Barberos filmukų, tų visų Scooby-Doo, Johnny Questų, Space Ghostų, jeigu jums patinka gerai parašyti, giliai išmąstyti scenarijai, daug taiklių pop kultūros referencijų ir toks, nepakartojamas smuikas, kuris yra ir labai žiaurus, ir labai komiškas tuo pat metu. Kadangi Venture Brothers buvo pakencelintas, kadangi nėra jau Cartoon Networkas užsidarė, Adult Swim irgi ten kažkaip jį bandoma dabar internete atkurti, kažką padaryti. Ir nėra labai aiški situacija su visa ta intelektualinė nuosavybė, kada Cartoonas užsidarė. Dėl to aš pasistengsiu paieškoti nuorodų, kur galima pažiūrėti ir pastreaminti Venture Brothers legaliai, bet jeigu ten nieko nepamatysi, tai greičiausiai nėra labai jums legalių išeičių tą dalyką padaryti. Bet vis viena komentarai, aprašymai apačioje epizodo užrašai ir jeigu kažkas bus ten, jūs tai rasite. Arba galite nedaryti problemos ir tapti amoraliais kalės vaikais ir nekrikščioniškais būdais ieškoti ir vartoti turinį internete. O ir viskas. Mano top nematyti, pamiršti ir slapti serialai, kuriuos aš rekomenduoju pasižiūrėti visiems. Banshee, Deadwood, The Wire ir The Venture Brothers. 4 apokalipsės raiteliai, kurie yra pasirengę suvalgyti visą jūsų laisvą laiką. Ir tuo pat metu tai yra viską labai smarkiai pakeitę serialai, kur iki jų nieko panašaus nebuvo ir po jų nieko mes nematėm panašaus. Buvo mėginimų pakartoti, kopijuoti ir replikuoti, bet visa tai liko tik tai mėginimais. Daug metų nuo jų pradžios praėjo, bet jie vis dar metai iš metų, dešimtmetis iš dešimtmečio sėdi ant savo sostų nenukarūnuoti. Ir visi 4 gali drąsiai stotis į tas pačias gretas su Sopranais, su Breaking Bad ir su Cowboy Bebop. Reiktų gal padaryti kada epizodą apie senąjį anime, bet kada nors, kitam kartui. Nes sekančiam epizodui aš jau turiu temą. Aš vis ją liesdavau ir užkabindavau viename kitame epizode praeityje. Ir vis žadėdavau tiesiog padaryti atskirą podcastą ir apie ją pasikalbėti išsamei. Ir tie, kas to laukiate, atėjo jūsų laiminga diena. Nes noriu papasakoti apie laikus, kurie, ta prasme, net šiurpą kelia, ant kiek jie yra panašus į dabartinius mūsų laikus. Žinot, kartais sutinkate žmogų ir išgirstate jo gyvenimo istoriją ir suprantate, kad jūs turite tas pačias istorijas ir jūs sėdite tokie ir ar mes tie patys žmonės? Tai va čia yra kažkas panašaus su tais laikais, kur per daug yra sutapimų su dabartim. Todėl neramieji 70-ieji. Kitą kartą per Armėno radiją. Va jums trumpai ištrauka iš šito būsimo epizodo. Tai buvo blizgios švarių linijų estetikos era ir visas 70-ųjų siaubas slėpėsi po šituo netikrų grožių. Nieko neprimena. Ar mes negyvenam lygiai taip pat? Šiandien tiek. Iki kito.